Sveiki, draugai, atvykę į 11 12. dieną iš 100 dienų Python challenge. Šiek tiek padarėm pertraukėlę, kad dasivytumėt, kas nespėjo dasivyti, ir dabar jau judame toliau. Ką šiandien nusprendžiau padaryti, tai atsimenam, jog antroje dienoje mes kūrėme skaičiuotuvą. Tai šiandien 11 dienoje, kadangi išmokom daug naujų dalykų, pamėginsime skaičiuotuvą padaryti šiek tiek tobulesnį ir geresnį. Taigi nieko nelaukim ir važiuojam. Beje, prieš pradedant rašyti kodą, nepamiršk paspausti like, subscribe, jeigu tau patinka tai, ką darau, ir pakomentuok, ką norėtum, jog toliau sukurtume. Galbūt svetainę, galbūt kažkokią programą, galbūt jau pereitume prie dirbtinio intelekto pradmenų. Taigi, kaip ir sakiau, važiuojame toliau. Taigi, visų pirma, ką reikėtų padaryti, tai susikurkim funkciją, kuri tikrintų būtent mūsų skaičius ir veiksmus. Tai visų pirma, def atlikti veiksmą ir priimsim skaičių 1, tada veiksmas, ką norim atlikti, ir skaičius 2. Ir jeigu panaudokim match, ką daro, tai jeigu randa iš mūsų sąrašo, tarkim, galbūt tuoj pamėginkim parašyti match veiksmas, jeigu matchina veiksmas, case'ą nustatom, ir jeigu mūsų veiksmas yra pliusas, mes returninam skaičius 1 pridėti skaičius 2. Jeigu mūsų match nėra pliusas, netitinka, mes važiuojam į sekantį case'ą ir tada tikrinam, ar case'as yra minus, ir jeigu minus, return skaičius. Matau, kad čia padariau klaidelę, skaičius 1 ir pridedamas skaičius 2. Taip pat sekantis praeitą skaičiuotuvą antroje paskaitoje mes kūrėme su ifais. Šį kartą naudojam match funkciją, kuri mums leidžia patikrinti daug paprasčiau ir parašant šiek tiek mažiau kodą. Tai vėl, jeigu daugybą, skaičius 1, returinam padaugintą iš skaičius 2 ir case dalybą. Mes vėl, matau, kad per daug dvitaškių prirašiau. Return skaičius 1 padalinti į skaičius 2. Nereikia dvitaškio. Toliau. Case. Ką mes toliau galim? Galim pridėti. Šiaip, ką reikėtų padaryti, tai šitoje vietoje, kadangi turim dalybą, o kaip žinom, skaičius 2 lygu 0, žinom, kad mes galim raise zero division error ir iš karto sutvarkom dalybą iš 0 negalima. Taip apsisaugojam, jog įvedus antrą skaičių ir jeigu jis yra 0, mums išmeta klaidą, jog dalyba iš 0 negalima. Jeigu tai nėra 0, tada praleidžiam į return. Tada galim tęsti case, mes galim panaudoti pakeltą laipsnių. Ir tada, jeigu toks, mes galim return skaičius 1, daugybą, skaičius 2. Ir toliau vėl per daug dvitaškių, kad man su tais dvitaškiais yra, juk vis per daug. Ir case. Taip, mes galim returnint. Return skaičius 1
liekana skaičius 2. Ir galų gale, jeigu keis brūkšnys apačioje, raise, tai reiškia netitinka nei vieno, raise, valo error ir neatpažintas veiksmas. Tai šioje vietoje mes, jeigu praeina per visus keisus ir netitinka nei vieno, mes pačioj pabaigoje atvaizduojam netinkamas veiksmas tam, kad galų gale įvedus bet ką kitą išskyrus šitus, mes gautume klaidą gražiai, kuri atvaizduoja ir informuoja, jog mes parašėm netinkamą veiksmą. Sekanti funkcija, ką reikėtų padaryti, tai pagrindinė programa, tai iškvietimas, taip jau pavadinkim. Pagrindinė programa. Ir mes čia galim naudoti while true, kad iš karto padarytume, jog nesibaigiantis ciklas, kol mes jo nenutrauksim. Naudojam try blokus, ką jau išmokom, jog patikrintume inputą ir eilutę kadangi mes visus šį kartą darysim neatskirai, kad klaustų inputas, o eilutę, tai vieną po kito galėsim rašyti tiesiai 5 pridėti 10 ir panašiai. Tai mes galim input ir F įves. Jau ką aš čia spaudinėjau, come back. Skite norimą veiksmą ir 2 skaičius. PVZ galim, pavyzdžiui, 5 pridėti 10. Gal reikėtų atvaizduoti galimus veiksmus, jog, pavyzdžiui, ir čia tiesiog pamėginkim print. Padarykim taip ir skaičiuotuvo galimi veiksmai ir surašykime veiksmus, tai pridėti, atimti, tada dalybą, pakeltą laipsnių ir šaknis. Šitas veiksmus turim ir tada parašom, kad įvestų mum čia. Ir tada galim, ką reikėtų padaryti, tai kadangi mūsų turi būti atskirta tarpais, pagal tarpus mes galim atskirti pirmąjį elementą, antrąjį ir trečiąjį. Tai pirmasis bus skaičius, antrasis veiksmas ir trečiasis antrasis veiksmas. Tai galim padalinam į 3 elementus. Tai galim pradėti, dalys, viena dalis turės savo ir ką mes žinom, kad galim naudoti split, kas mums leis padalinti į 3 atskirus ir galim if len, jeigu ilgis dalys, patikrinam ilgį, nėra 3, šiuo atveju mūsų skaičiuotuvas priims tik 3 elementus, galėsim ateityje padaryti ir ilgesnį ir tada raise valo error, kadangi klaidinga bus, prašome įvesti 2 skaičius ir veiksmą PVZ 5 plus 5 plus 10. Reikalingi tarpai. Jeigu nepadėsim tarpų, mūsų programa neveiks tinkamai. Ir sekantis dalykas, ką mums reikia, tai tada įsirašom į skaičių 1. Ką mums reikėtų, galbūt, kadangi mes čia turim try, viskas gerai ir mes čia galim skaičius 1, skaičius, veiksmas turėtų būti,
veiksmas, padarysim naują skaičius 2 ir jis lygu dalis. Tai ką mes padarom, tai į kintamuosius skaičius 1 veiksmus ir skaičių 2 įrašom dalis, kas yra split, tai reiškia, jog mums į kiekvieną kintamąjį po plus 1 dalį. Skaičius 1 bus pirmasis įvesties dalis. Dalis 2 bus veiksmas ir dalis 3 tai bus skaičius 2. Galbūt atrodo šiek tiek komplikuotai, bet ateityje tikrai mes naudosime daugiau ir galėsim labiau pasigilinti, kaip veikia. Jeigu jums įdomu, rašykit komentaruose, tikrai į kiekvieną, kur kyla klausimų, aptarsime daugiau ir išsamiau. Taigi judam tolyn, tai turim nusistatom skaičius 1, kad reikėtų pasidaryti, kad jis flautas ir vėl skaičius 1, tai mes tiesiog sutvarkom, jog nebebūtų stringas, kadangi jeigu, kaip žinom, pagal defaultą, jeigu inputas nėra nurodytas, tai mes turim kaip stringą reikšmę, jeigu tai šiuo būdu mes konvertuojam savo stringą į flautą. Kas neatsimena, flautas yra skaičius su kableliai, tai nebūtinai pilnas ir sveikas skaičius. Jeigu sveikasis skaičius būtų be kablelio, tai būtų integeris. Ir rezultatas lygu iškviečiam mūsų funkciją atlikti veiksmą ir skaičius 1 veiksmas ir skaičius 2. Padedam mūsų funkciją ir tada print rezultatas. Atvaizduojam rezultatą. Ko matom, galim pastebėti, kad try meta klaidą, kas atsimena dėl ko, tai turėtų atsiminti, jog turim, jeigu mes naudojam try, bloką turim naudoti ir except blokus. Tai expect, ne except, my bad, blogai ištariau. Tai galim sutvarkyti iš karto, jeigu yra netinkama reikšmė, error, įsisaugom į error ir tada galim print. Iš karto formatuokim klaidą ir atvaizduokim, kokią klaidą mes turim, kad galėtume lengviau po to tvarkytis su klaidomis. Gerai, pirmą turim, ką mums reikėtų dar vieną daryti, jeigu yra dalyva iš 0, vėl galim naudoti except, zero division by error as i, įsaugom klaidą į kintamą i ir tada vėl galim identiškai klaidą i. Tai praeitą sykį mes savo klaidas naudojam, dabar čia pasinaudojam, ką mums duoda pats Pythonas, jo galėtume, jeigu ką, tvarkyti mūsų klaidas. Ir galim testi. Jeigu viskas gerai, testi input, paklausim, ar mūsų programa nori, tiksliau, ar mes norime testi, ar norite testi ir taip, ne. Galim šitaip, taip, ne. Ir iš karto ką padaryti, tai reikės strip, pasinaudokim ir iš karto lower. Kad jeigu yra tarp priekį arba gale, kas neatsimena, tai strip jos išvalo, lower padaro mūsų raidės visas, ką mes įvedam mažas. Ir if testi nėra lygus t, ką mes darom, tai naudojam print, atsisveikiname, skaičiuotuvas baigia darbą iki. Ir tada padarom break, nutraukia mūsų while loop. Ir kas atsimena iš praeitos paskaitos, pradedant pagal visas Pythono taisyklės, sukuriam name, vėl labai neapsistosime,
čia, jeigu kažkas nori pasigilinti, rašykit, tikrai aptarsiu ir paaiškinsiu, kaip, kas čia ir kodėl. Ir paleidžiam pagrindinę programą. Ir vėl, kaip ir praeitą sykį, visą kodą parašėm be tikrinimo, šiaip reikėtų testuotis, tačiau noriu, jog išmoktume kartu ir analizuoti klaidas bei jas spręsti, dėl to ir taip darau. Kada prasidės didesni kodai, tikrai stosim ir kiekvieną dalį testuosimės, kaip veikia, kodėl veikia ir nerašysim tiek daug kodų ir tik tada testuosim. Galim pamėginti paleisti, žiūrim skaičiuotuvo galimi veiksmai, viskas tvarkojam, prašom mūsų 50 padauginti iš 10, paučiam Enter, 500, super, norim tęsti, taip. Ir jeigu 5 padalinti iš 0, klaida dalyba iš 0 negalima. Super, viskas veikia iš pirmo teiko, kaip sakoma. Tai labai džiaugiuosi, jeigu matom įveikiam 5, klaida, prašom vesti 2 skaičius. Super. Jeigu mes pamėginsime vietoj skaičių įvesti raidės ir mes matom, tai būtent couldn't not convert string to float. Tai matom, kad mūsų except blokas suveikia ir mes gaunam klaidą, jog netinkamas formatas ir mums atvaizduoja kodėl. Tai negali mūsų stringo teksto paversti į float reikšmę, dėl to ir gavome klaidą. Ne, skaičiuotuvas baigia darbą iki, tai tuo pačiu ir aš sakau iki, puikiai padirbėjom. Jeigu turit klausimų, rašykit į komentarus, spaudžiam like, subscribe ir pasimatykim jau kitame video. Iki.